Sveiki visi, aš esu Ramutė Krasauskaitė, 3 metų skubios medicinos gydytoja rezidentė. Man padėjo paruošti Karolis pranešimą, taip pat Lukas. Tai šiaip tais vadovavimo skubios pagalbos skyriuje tema yra labai plati, jinai apima labai daug sričių ir aš pasistengsiu gal trumpai pateikti pagrindinius akcentus, ką reikėtų žinoti ir kur reikėtų atkreipti dėmesį. Tai jau galiu dabar išduoti, tai pagrindinis mano akcentas bus bendravimas. Tai apskritai mes suvokiame komandą ir lyderystę labai įvairiai, mums duoda įvairiausios tą suvokimą patirtis, medija, praktika, vadovėliai, bet tik tai susidūrus su tom situacijom realiu laiku mes galime tiksliai pasakyti, kaip mes reaguojame, ką mes turėtumėm padaryti geriau, kur kokie trūkumai yra. Tai kas yra apskritai svarbiausia tokiose situacijose, kur yra labai daug netikėtumų, kur yra didžiulis chaosas ir kur mes turime susikaupti ir daryti viską, ką mes galime, kad padėtumėm stabilizuoti mūsų pacientų būklę. Tai kas labai svarbu, tai tiesiog pirmiausia pradėti investuoti laiką komandos formavimui, lyderystės mokymuisi, komunikacijos mokymuisi, atlikti įvairiausias simuliacinės situacijas, kurių metu mes bandom suformuoti tokias situacijas, kur irgi yra daug streso ir kur reikia stabilizuoti pacientų būklę. Taip pat labai svarbu analizuoti buvusias situacijas ir bendrauti tarpusavyje, aiškintis, kas padeda komandoje, kas trukdo komandoje, ką reikėtų patobulinti. Ir mūsų paprasčiausias yra svarbiausias tikslas sklandžiai užtikrinti pacientų saugumą. Kad sklandžiai užtikrintumėm pacientų saugumą, turime išmokti, kaip efektyviai vadovauti ir išvengti klaidų. Tai kas mums gali padėti išvengti visų tų klaidų? Yra atliktas tyrimas, sisteminė apžvalga 2022 metais, kur 16 straipsnių buvo analizuojama komandos sąveika, lyderystė, asmeniniai elementai ir aplinka. Buvo sprendžiama, kurie akcentai labiausiai lėmė komandos darnią veiklą. Tai buvo pastebėta, kad visgi bendravimas buvo pagrindinis akcentas, kas lėmė paciento būklę, kas lėmė komandos darbą. Antras akcentas yra būtent lyderystė. Tai paprasčiausia išvada išeina iš to, kad prasta komunikacija didina kritinių klaidų formavimąsi ir kaip mes galime taip padėti savo ir kitiems žmonėms išvengti šių klaidų. Tai yra sukurtas vienas akronimas skubios medicinos gydytojo Cliff Reedo, Zero Point Survey, kuris gali mums padėti pasiruošti sunkioms situacijoms. Tai šioje atmintiniai dedamosios yra tiek asmeninis savęs suvokimas, savo streso valdymas, komandos suvokimas, valdymas, tada aplinka ir pacientas. Ir visas šitos akcentus vienyje paprasčiausias bendravimas. Tai ką mes pirmiausia turime pradėti daryti, mes turime viską keisti pirmiausia nuo savęs. Tai ką mes galime padaryti, kad mes geriau jaustumėmės kritinėse situacijose, tai pirmiausia, paprasčiausi akcentai. Mes turime būti pasiruošę, tai pamiegoję, pavalgę, atsigėrę. Prieš kiekvieną budėjimą mes turime pasistengti būti kaip olimpinių žaidynių tie treneriai ir dalyviai, kurie tiesiog stengiasi paruošti savo kūną, kad būtumėm pasiruošę esant kritiniam situacijom.
tada, jeigu stebim, kad yra labai didelė įtampa ir kad mes negalim susitvarkyti su ta įtampa, mes galime ir padėti kvėpavimo pratimais. Yra 4-4-4-4 pratimas, kur įkvėpi per 4 sekundės, sulaikai kvėpavimą 4 sekundės, 4 sekundės, per 4 iškvėpi ir vėl sulaikai. Tai visa tai yra tam, kad mes pasiruoštumėm tai kritinai situacijai ir galėtumėm ramiau reaguoti į mūsų laukiančias situacijas. Kitas akcentas, kas yra labai svarbu, tai yra pati komanda. Žinoti, kas yra lyderis, žinoti, kas ką daro, tai dėl to yra labai svarbu išsiaiškinti. Netgi jeigu atrodo aišku, bet ar tikrai visi komandos nariai žino, ką turi jie padaryti, esant kritiniai situacijai, gal kažkam visgi nėra aišku, gal jisai tiesiog neturi kažkokios užduoties. Tai reikėtų visą tai kalbėti ir garsiai išsakyti, kokie neaiškumai būtent rolės akcentuose. Tai yra labai svarbu netgi pačiam vadovui, jeigu yra kažkokia kritinė situacija, tiesiog išsakyti, kad aš esu vadovas ir tada supažindinti visos komandos narius su ateinančia situacija, kam reikėtų pasiruošti, koks mūsų turėtų būti planas ir ar visa įranga mūsų yra pasiekiama artimoje aplinkoje, ar tikrai viskas yra vietoje. Tai pačią situaciją, kai jau gauname, tai mes vis tiek vertiname, yra vienas akronimas SBAR, kur mes tiesiog vertinam situaciją, kas nutiko, kas buvo atlikta, ką reikėtų atlikti. Tai irgi gerai yra žinoti visai komandai daugumą dalykų, tačiau nereikia persistengti, pats lyderis vis tiek turi matyti visą bendrą situaciją, o komandos nariams ta situacijos informacija turėtų būti truputį siauresnė, kad jiems būtų tiesiog aiški situacija ir žinoji, ką jie turi padaryti. Kaip mes turėtumėm bendrauti situacijų metu, tai yra uždaros kilpos principas. Paprasčiausias akcentas, kai duodama užduotis, atsakantis turi pasakyti, kad atliko tą užduotį. Pavyzdžiui, aš paprašau Akvilės, kad jinai prisitrauktų adrenalino 1 mg, Akvilė man pasako, kad jau prisitraukė. Tada aš žinau, kad esame pasiruošę ir kad galime toliau judėti. Ir svarbu pagalvoti apie laiką, kiek mes turime laiko, koksai mūsų pacientas, ar stabilus, nestabilus, ar mes galime atlikti daugiau tyrimų, kompiuterinę tomografiją ar galime atlikti. Ir kas dar labai yra svarbu situacijos metu išlaikyti ramybę, kad ir yra labai daug įvairiausių emocijų ir pabandyti išlaikyti saugią aplinką, kad kiekvienas komandos narys galėtų kalbėti, ką jisai galvoja, ką galėtumėm geriau padaryti, kad mes užtikrintumėm kuo visapusiškesnę paciento priežiūrą ir kad galėtumėm netgi esant stresiniai situacijai atrasti kažkokius kabliukus, ko mes galbūt dar nepadarėme. Kitas yra labai svarbus akcentas bendravimas su mūsų konsultantais, kurie nuolatos atvyksta pas mus į priėmimą, padeda mums kažkokiose kritinėse situacijose. Kartais gal būna problemos, kad mes nesutarėm, ką turim padaryti, bet visa tai neturi iškilti į konfliktą, mes turime stengtis susikoncentruoti, kad mes visi norim padėti pacientui ir kad mes dabar atliktumėm tinkamus veiksmus, mes turime pasistengti išlikti ramus. Kas gali mums padėti skubios pagalbos skyriuje atlikti visus veiksmus, tai kontroliniai sąrašai. Tai intubacijos sąrašas, intubacijos čeklistai, kur ten ką mes turime pasiruošti, kad jie būtų šalia mūsų, kad mes galėtumėm pamatyti juos ir esant kažkokiai neaiškumai kažką, ar mes tikrai viskam pasiruošę, kad mes pasižiūrėję čeklistą galėtumėm pasakyti, ar viskas yra aišku ir viską mes turime. Taip pat labai svarbu transportuojant pacientą į kažkokį kompiuterinės tomografijos tyrimą ar tiesiog jau pervežant į kitą skyrių, turėti čeklistą, kur galėtumėm pasižiūrėti, ar mes tikrai viską padarėme.
ar kažko dar trūksta, ką reikėtų dar padaryti ir ką galėtumėm perteikti savo kolegoms, ką reikėtų apskritai padaryti šiam pacientui. Tai kitas akcentas komandos vadovavime ir valdyme yra klaidų triukšmo valdymas. Labai dažnai esant kažkokiai įtemptai situacijai, gali būti labai daug žmonių priėję, gali būti labai daug triukšmo, tai komandos lyderis turi įvertinti visą aplinką, turi įvertinti, kad visgi čia mūsų yra per daug ir mums trukdo visi tie žmonės, tai paprašyti, kad jie išeitų. Tada taip pat mes turime vengti neaiškių nurodymų, mes turime slaugytojams aiškiai pateikti. Kaip tik su Darium kažkada kalbėjau, kad kartais nebūna aiškus paskirimai, parašo mililitrais, ampulės ne visada tokios tiek pat miligramų kiekvienam, tai mes turim tiesiog labai aiškiai viską pateikti, kiek ko mes turime suleisti, ką mes turime padaryti. Taip pat turim drąsiai sakyti, jeigu kas nors iškyla neaišku, tarkim, mes turime kažkokią užduotį, kurią mes turime atlikti, bet mums yra neaišku, tai mes turime tiesiog drąsiai sakyti, kad mes nežinom, ką mes iš tiesų turime padaryti ir kad mums reikia pasitikslinti, kokią užduotį mes turime atlikti. Taip pat mokymas iš klaidų. Tai galima po kiekvienos situacijos peržvelgti trumpai, priklausomai nuo kiek mes laiko turime, ką mes atlikome gerai, ką mes galėtumėm patobulinti, ko mums dar trūksta komandos vadovavime, valdyme. Tai ir pagrindas, kas yra nepamiršti mūsų pagrindinio tikslo, siekiant užtikrinti pacientų saugumą, mes turime kuo labiau stengtis kontroliuoti situaciją ir bendrauti su savo kolegomis ir kad galėtumėm padėti pacientui. Taip pat mes turime nepamiršti kalbėti su pačiu pacientu, vertinti jo situaciją, kalbėtis apie tai, kas vyksta ir jeigu yra galimybė, jeigu jis yra sąmoningas, aptarti visą tą situaciją, kokia yra ir netgi galbūt ir jo nuomonė kažkokia kitokia išlys, kurią galėtumėm apsvarstyti. Tai komandos valdymui, ką aš norėčiau, kad jūs išsineštumėt kelias žinutės, tai Zero Point Survey, kuris akronimas, kuris gali jums padėti pasiruošti prieš kritinės situacijas. Taip pat nepamirškite, kad bendraujant turime naudoti closed loop metodą ir čeklistai. Čeklistai, kurie mums padeda kritinėse situacijose, kai jau mūsų smegenys nebeveikia ir sproginėja nuo visokių šalutinių veiksmų, kad mes galėtumėm pasižiūrėti, ar tikrai viską atlikome ir ar kažko gal trūksta. Tai šiaip tais pagrindas yra tas, kad aš pastebėjau, kad yra labai smagu dirbti komandai ir nuolat bendrauti, kalbėti su slaugytojais, gydytojais, kas jiems yra aišku, kas jiems nėra aišku, ką jie norėtų, kad mes galėtumėm padaryti kitaip. Ir tik tais bendravimo metu, tik kalbėdami su vienas kitu, mes galime užtikrinti geresnę pacientų priežiūrą esant kritinėms situacijoms. Ačiū.